Keliaudami šiuolaikinėme mieste, mes keliaujame per įvairių medžiagų istoriją. Nuo akmens ir medžio iki mirguliuojančio stiklo ir plieno, visa tai kertiniai mūsų žmonijos istorijos akmenys. Šiandien medžiagos yra revoliucijos smaigalyje, kur viskas atrodo įmanoma. Jausti galinčios bioninės rankos. Buvau tarsi žmogus terminatorius. Batai, kurie save atstato. Pati auga ir net dauginasi. Protu nesuvokiami metalai. Primena mano tėvų katę. Jos gali būti atimančio žadą. Tai tarytum magijos pasaulis. Arba tikrai stebuklingos. Tai buvo sukurta siekiant pagauti žvaigždžių dulkes. Tikra poezija. Ar gali būti kas nors poetiškiau nei lengvas daiktas, galintis pagauti žvaigždžių dulkes? Dabar mokslininkai, dirbantys su pagrindinėmis statybos medžiagomis, pamažu naikina ribą tarp to, kas gyva ir negyva. Kuriame struktūras, kurių gamtoje nėra. Ir keičia pasaulį.